Sveiki. Turiu šiandien, kaip sakant, kaip žadėjom, tai turiu pripažinti, pripasakoti ir papasakoti apie visus Lietuvos bėgimo taurės etapus, naujoves ir visi dalykai, kurie yra privalomi naujam Lietuvos bėgimo taurės etapui. Tad smagaus žiūrėjimo ir tikiuosi šitas mūsų pokalbis jums neprailgs. Tai taip. Naujovės. Kokios bus naujovės pas mus? Turėsime 3 naujus etapus. Turėsime gal ne visus 3 naujus, bet turėsime vieną sugrįžusį etapą, tai bus virtualus bėgimas Wings for Life. Tai iš tikrųjų jisai bus per motinos dieną, gegužės 5 dieną. Tai jisai yra, kaip sakant, vienais metais mes jį darėme, tai šiemet dar irgi galvojame apie gyvą bėgimą. Ten irgi gal bus ir 10 kilų, ir 5 kilai, ir visa kita, tai jisai bus Vilniuje. Lokaciją dar kol kas deriname su mūsų partnerių Red Bull, tai žodžiu visą tą dalyką tikrai pranešime ir informuosime, bet registracijos ir visa kita pasileis ir komunikacija tikrai jūs pasieks kiek galima greičiau. Kitas dalykas, čia jau tikrai naujovė, tai irgi Vilniuje etapas Vilnius 5000, iš tikrųjų Vilnius 5000, tai unikalus bėgimas, kurį pristato Live Stream Running bėgikai, iš tikrųjų klubas, bėgimo klubas ir iš tikrųjų su organizatoriais mes ten tikrai turėsime tikrai gražų puikų bėgimą Vilniaus Vingio stadione ir iš tikrųjų ten bus 5 km ilgiausia distancija, kuri bus greičiausiai įtraukta į bėgimo taurės įskaitą. O iš tikrųjų tas bėgimo registracija irgi turėtų startuoti kažkur gruodžio pradžioje. Gal net bus, gal dabar ir šiandien, kaip mes, kad bandėme tartis, kad jie paleis tą registraciją ir visą į kiek galima greičiau. Ir dar kitas dalykas, mes tęsime toliau bendradarbiavimą su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, L-Team, L-Talk ir visais kitais dalykais. Tai žodžiu, iš tikrųjų olimpinė diena vyks Šiauliuose, iš tikrųjų mes ten organizuosime taip pat bėgimą ir ten bus 10, 5 ir vaikų bėgimo rungtis. Tad iš tikrųjų irgi turėsime galimybę Lietuvos bėgimo taurės įskaitoje matyti 10 km distanciją, tad visus jūs irgi pakviesime dalyvauti šitame mūsų naujame bėgime. Na, iš tikrųjų dar yra vienas dalykas, kurio dar nepavyko iki galo susiderinti datos, bet jis yra įtrauktas į mūsų Lietuvos bėgimo taurės kalendorių, tai ne naujovė, tai yra tas mūsų praeitų metų bėgimas, kuris irgi buvo Lietuvos bėgimo taurėje, tai yra Baltojoje Vokėje vykstantis bėgimas, Baltoji Vokė, Rūdininkai, Baltoji Vokė, tai 10 km bėgimas, tačiau kol kas su organizatoriais neprieiname prie datos. Šiai dienai jis yra numatytas gegužės balandžio 20 dieną, balandžio 21 dieną arba gegužės 12 dieną. Tai žodžiu, dabar čia mes tarp tų datų renkamės ir greitų metų mes tikrai pasistengsime jūs informuoti, kada tiksliai tas bėgimas vyks. Bet kaip ir visą laiką, jeigu jiems netiks data ir data dubliuosi su vienu iš mūsų etapų, tai greičiausiai gali būti, kad šitas etapas nebus įtrauktas Lietuvos bėgimo taurė. Bet, kaip sakant, manau, kad mes su Baltaja Vokė tą dalyką suderinsime ir tai bus abiem pusėm naudingas bendradarbiavimas. Na, o iš tikrųjų tradiciniai etapai, kurie 24 metais tikrai bus, jūsų skaičiavau dabar 20 su visais naujais ir dar įtraukiant Baltąją Vokę. Tai iš tikrųjų tikrai turėsime 19 įskaitinių etapų, kurie kaip standartiškai prasidės Kėdainiuose, baigsis Rumšiškėse, o Tauragėje pristatysime vėl 25 metų naująjį sezoną. Tai žodžiu, iš tikrųjų tikrai turėsime puikų, gražų visą Lietuvos bėgimo taurės sezoną ir kalendorių. Tad žodžiu, prašyčiau visus jūs įsitraukti į Lietuvos bėgimo taurės kalendorių, savo kalendorių, bėgimo kalendorių ir jame pasistengti sudalyvauti ir kiek galima greičiau tą dalyką susiformuoti ir dalyvauti mūsų Lietuvos bėgimo taurės etapuose. Nu tai ką, pradėkime nuo pat pradžių. Tai pirmas mūsų etapas bus Kėdainiai, Kėdainių naujametinis bėgimas, kuris bus dabar esame sutarę, kad bus sausio 7 dieną. Dėl trasos kol kas nėra aiškios distancijos, nes galime sugrįžti į pradinį mūsų ten prieš 2 metus turėtą variantą, kuris buvo, sakykime, 10 ir 5 km distancijos tas atstumas prie mokyklos, kurioje mes visą laiką darydavome. Arba jeigu pavyks suderinti trasą ir kelius, išlaikysime taip, kaip buvome pernai, pavyks užtverti kelius ir trasą padaryti saugią bėgikams, tai padarysime tokią pat, kaip buvo
pernai metais trasa Kėdainiuose. Tai sausio 7 dieną Kėdainiai. Tai bus arba 8 km, kurie buvo pernai, arba bus 10 km, kurie buvo prieš 2 metus. Tai žodžiu, iš tikrųjų tikrai turėsime puikų bėgimą, taip pat vaikai bus kviečiami dalyvauti ir pirmas savaitgalis po naujų metų tikrai irgi papuoš bėgimą ir visą mūsų bendruomenė pakvies po kalėdinių ir naujametinių vakarėlių išbėgti pirmąjį kartą. Tai naujametinis tradicinis bėgimas, kuris pakvies ir suburs vėl visą bendruomenę 24 metais. Antras bėgimas yra vasario 16. Tradiciškai bėgam už laisvę Mažeikiuose. Mažeikiai, Milda ir visi Mažeikiai mus ten vėl kviečia ir vėl turėsime puikiai suorganizuotą, sudarytą Lietuvos bėgimo taurės etapą. Turėsime visą Žemaitiją sukvietusi etapą po save, po savo sparnu ir iš tikrųjų ten, kaip sakant, mus organizatoriai vėl pakvies. Taip pat tenai bus ir Lietuvos lengvosios atletikos federacijos vienas iš etapų, tai žodžiu 10 km distancija, taip pat bus kaip ir Lietuvos čempionatas, tai kaip ir turėsime puikią galimybę pabandyti ir sudalyvauti šitame bėgime. Tai kaip kas dalyvavo Mažeikiuose tikrai žino, kad ten nuvykti į Mažeikius yra pakankamai toli. Tačiau bėgimas pats viską atperka, iš tikrųjų ir bėgimas, ir visas vaibas ten tikrai yra puikus ir iš tikrųjų gražiai organizatoriai mus ir šventiškai pasitinka. Trečias etapas, taip, vėl tradicinis etapas Jonava, obeliskas Abraomui Kulviečiui. Tai kovo 11 dieną standartiškai, tradiciškai mes važiuosime ir vyksime į Jonavą. Jonavoje turėsime tą puikų bėgimą, kurį startą išveža autobusais, o paskui 15 km turime parbėgti patys ir iš tikrųjų tikrai turėsime ir tas mažesnės distancijas, kurias mes ten irgi turėsime, bet tai skaitinė distancija mūsų bus 15. Tradicinis bėgimas Jonavoje kovo 11 dieną, iš tikrųjų traukiame į kalendorių ir tikrai važiuojame čia vidurio Lietuvoje, visiems mes tikrai turėsime ir visiems puikias galimybės atvažiuoti, atvykti ir tikrai organizatoriai padaro puikią šventę, tad negalime šito etapo netraukti į mūsų Lietuvos bėgimo taurės kalendorių. Ketvirtasis etapas Rėkyva. Nuotykių lenktynės aplink Rėkyvos ežerą iš tikrųjų taip pat mus kviečia jau kovo 17 dieną, tai bus ketvirtasis Lietuvos bėgimo taurės etapas. Mūsų draugai ir partneriai iš S-Sport organizuoja šitą bėgimą ir mus visus kviečia. Taip pat turėsime puikų trail bėgimą bekelę ir tikrai sušlapusiam kojom ir sušalusiam kojom mes grįšime atgal į finišo vietą. Žodžiu, iš tikrųjų, tai tikrai turime tikrą puikią galimybę išbėgti, subėgti, sudalyvauti ir patirti tikrai neišdildomą nuotykį aplink Rėkyvos ežerą. Tad irgi įsitraukiame mes tai į kalendorių. Na ir tradicinis bėgimas Panevėžyje. Tai jau bus Lietuvos bėgimo taurės 5. etapas. 5. etapas Lietuvos bėgimo taurė bus Senvagės bėgimas aplink Senvagę. Iš tikrųjų taip ir vėl organizatoriai organizuoja jį balandžio 6 dieną. Mes tai yra kaip ir tradicija tapęs pirmas balandžio šeštadienis. Mes visi susitiksime Panevėžyje. Taip pat turėsime 10 km bėgimą. 10 km bėgimas ir 5 km bėgimas ir vaikų bėgimas ir 1 km bėgimas. Žodžiu, tikrai turėsime puikų gražų bėgimo renginį šeštadienį Panevėžio centre, Panevėžio širdyje, Senvagė. Tai žodžiu irgi iš tikrųjų puikus bėgimas ir jį rekomenduojam išsitraukti pas mus į kalendorių. Na tai va, artėja Baltoji Vokė, kuri turėtų pagal dabartinį mūsų susitarimą būti balandžio 20-21 dienomis. Tai iš tikrųjų dar kol kas derinamės ir iš tikrųjų dar deriname, kad tas bėgimas vyktų tą dieną arba gali būti gegužės 12 dieną. Tai irgi, kaip sakant, dar kol kas apie šitą bėgimą mes jūs informuosime, bet tai yra 10 km bėgimas Baltoji Vokė, Rūdininkai Baltoji Vokė, jisai tikrai vyks bet tik tai dar sakau, turime susižiūrėti, kokia bus data ir ar bus įtrauktas į Lietuvos bėgimo taurės kalendorių, bus labai aišku, ar nėra tą pačią dieną kito Lietuvos bėgimo taurės renginio. Tai va, iš tikrųjų, kaip sakant, turime puikų bėgimą Baltoje Vokė. Tai va, 7. etapas, tai yra Marijampolė, 1 valandos bėgimas Senvagės, Sūduvos 1 valandos bėgimas, taip pat Lietuvos lengvosios atletikos
šitą etapas, Lietuvos čempionatas 1 valandos bėgimo, irgi vyksta stadione, tradiciškai Marijampolė ir organizatoriai sakė, jie labai norėtų jūs visus matyti ir pakviesti tenai pat. Visi, kas yra dalyvauja Marijampolė, žino, kad ten būna gražus oras ir geras oras ir kad stadione bėgame tie prie tikrai nemažos temperatūros. Ir organizatoriai pasistengia, kaip sakant, kad ir suvalkietiškai, bet tikrai mus pasitikti šeimininkiškai, svetingai ir labai gražiai. Kitas bėgimas gegužės 5 dieną, tai kaip ir minėjau, tai bus ir virtualus, ir gyvas bėgimas, tai yra Wings for Life, Red Bull, mūsų draugų partnerių iš Red Bull atėjęs bėgimas. Iš tikrųjų tikrai turėsime mes šitą bėgimą ir tikrai stengsimės jį kiek galima aiškiau ir gražiau padaryti. Planas šiemet yra padaryti ne tik virtualų bėgimą, kuriame bėgame per mūsų tą vadinamą apbėgimas ir kad tenai būtų, bet dar ir visus pakviesime subėgti ir gyvame bėgime ir pasistengsime, kad jūsų surinkti ten kiek galima greičiau. Vingio parkas standartiškai yra puikia vieta Vilniuje bėgantiems žmonėms, bet ar bus Vingio parkas, ar mes pasirinksime lokaciją arčiau miesto širdies, Lukiškių aikštė, ar šitą katedros aikštę, dar kol kas yra atviras klausimas, bet iš tikrųjų tikrai turėsime 10, 5 ir kokį nors vaikams skirtą bėgimą, kuris bus unikalus tuo. Nu tai vat, iš tikrųjų tai Wings for Life, gegužės 5 dieną, tad visus irgi kviečiame įsirašyti. Tai galima bėgti visur, ne tik Lietuvoje, galima bėgti ir užsienyje ir pasirinktą distanciją. Ten organizuoja tas vadinamas catch caras, gaudantis automobilis, kuris jūs sustabdys, kada jūs įveiksite tą distanciją, kurią turėtumėte įveikti. Tai va, kitas dalykas yra jau irgi dar viena naujovė, tai Vilnius 5000. Vilnius 5000 unikalus bėgimas. Iš tikrųjų, pernai jau kokius 4 metus vykstantis Vilniuje Vingio parko stadione, iš tikrųjų vykstantis bėgimas, kuris sutraukia ir mėgėjus, ir labai daug stadionuose ir Lietuvos bėgimo elito dalyvių. Iš tikrųjų, ten tikrai pamatysime tikrai didelį gražų ir įvairių distancijų sukurtą bėgimą. Iš tikrųjų bus 5 km 5000, tai yra 5 km, tai reiškia 5 km bėgsime Vingio parke ir iš tikrųjų Vingio aplink stadioną, kaip ir pamėginsime jį kiek galima greičiau bėgti ir, kaip sakant, mes jį įtrauksime į Lietuvos bėgimo taurės įskaitą, bet taip pat, kaip sakant, bus ir vaikų bėgimas, taip pat bus ir trumpesnės distancijos, taip pat bus ir graži programa skirta visiems bėgimo entuziastams ir iš tikrųjų tikrai turėsime gražią šventę, bėgimo šventę Vilniuje. Tai iš tikrųjų gegužės 11 dieną visi užsirašome į Vilnius 5000 bėgimą. Tai iš tikrųjų gražus, geras ir nuostabus renginys. Na ir ką, keliamės toliau, Lietuvos bėgimo taurės 10 etapas, Haner bėgimas į dangoraižį. Tai iš tikrųjų tikrai turėsime vėl puikų bėgimą pačiame Vilniaus centre, prie Vilniaus Europos aikštėje ir iš tikrųjų tikrai turėsime 31 aukštą, į kurį turėsime tikrai pasiekti kiek galima greičiau ir mūsų draugas ir partneris Haner tai vėl pavers tikrai gražią šventę ir tikrai gražus ir nuostabios akimirkos laukia jūsų. Tai žodžiu, iš tikrųjų visus kviečiame ir mėginame padaryti tą bėgimą unikalų. Kuo daugiau jūsų susirinks, tuo ilgiau bėgsime, kuo daugiau jūsų susirinks, tuo susidarys didesnė konkurencija ir iš tikrųjų turėsime ir pradinį bėgimą ir iš tikrųjų turėsime dar superfinalus, į kuriuos pateks po 10 greičiausių vyrų ir po 10 greičiausių moterų, iš kurių mes išrinksime tuos superfinalo nugalėtojus. Nu, tai tikrai turėsime gražų bėgimą ir visą kitą. Šiemet dar tokia naujovė Haner bėgime, dar norėsime padaryti vaikams skirtą bėgimą. Ar juos užkelsime į patį 31 aukštą ir paprašysime, kad jie ten užbėgtų, ar jiems padarysime šiek tiek trumpesnę distanciją, dar kol kas derinamės ir tarėmės su mūsų partneriu ir iš tikrųjų pamėginsime, bet kokiu atveju vaikams šventė apačioje Europos aikštėje bus. Na, kaip sakėt, bėgimo taurė tikrai dažnai palepina mūsų gerų orų, tai pavasarį gražus oras, vaikai bus užimti, vaikams bus ir animatoriai ir kitos pramogos, tai iš tikrųjų mes tikrai turėsime nuostabų gražų laiką kartu ir turėsime taip. Tai Lietuvos bėgimo taurės 10 etapas, gegužės 18 dieną,
Vilniuje Europos aikštėje. Na ir ką, dar sykį važiuosime į Marijampolę, gegužės 26 dieną, 11 Lietuvos bėgimo taurės etapas bėgam už Marijampolę. Marijampolė mus pakvies į savo tradiciją jau tapusi pusmaratonė, kuriame mes tikrai turėsime irgi puikų gražų bėgimą ir tikrai turėsime daug gražių ir neišdildomų emocijų šitame bėgime. Tai ir gražios nuotaikos, ir gražus ir gausus prizai, apdovanojimai. Ir iš tikrųjų, kaip sakant, marijampolietiškas, kad ir suvalkietiškas tas svetingumas, bet jis tikrai pasižymė labai gražią emociją, gerų vaibų. Tai irgi pakviesime į Marijampolės, į bėgam už Marijampolę bėgimą. Na va, tai va, ir trečioji mūsų naujovė, tai yra Olimpinės dienos bėgimas Šiauliuose. Olimpinė diena Šiauliuose vyks birželio 8 dieną. Birželio 8 dieną Šiauliuose vyks Lietuvos olimpinė diena. Tai žodžio olimpinė diena, tai Eltokas, Eltimas ir visi olimpiečiai mūsų visus pakvies į tikrai daugiau renginių, daugiau sporto renginių ir sporto dalykų, ir kuriame viena iš vinių ir pagrindinių dalykų tikrai bus bėgimas 10, 5 ir vaikams skirtų distancijų bėgimas. Tai va, iš tikrųjų tikrai turėsime puikią galimybę sudalyvauti. Puikus savaitgalis, visa diena pilna įspūdžių tiek jums, bėgikai, tiek ir jūsų šeimos nariams, tiek visus galima tikrai puikiai atsivežti į šitą renginį. Tai patys galėsite subėgti, o vaikai tikrai turės ką tuo metu veikti Šiauliuose. Nu, tai iš tikrųjų mano gimtas miestas, Šiaulių olimpinė diena ir bėgimas iš tikrųjų tikrai bus puikus ir gražiom vietom. Tai iš tikrųjų tikrai matysime ir lapę, ir auksinį berniuką, ir dar daug kitų Šiaulius garsinančių paminklų. Tai iš tikrųjų visus kviečiame birželio 8 dieną į Šiaulius, į olimpinę dieną, į Lietuvos, į 10 km bėgimą. Lietuvos bėgimo taurės vienas iš etapų bus. Tai va, tokį turime 12 taurės etapą, 13 Lietuvos bėgimo taurės etapas Šėta, tradicinė Šėta, pavažiuosime pas Aurimas Kinulį. Aurimas Kinulis taip pat svetingai ir gražiai priima Šėtoje ir iš tikrųjų Šėta bus puikus bėgimas, kuris kaip ir visada turės 2 km ratą, ten suksime 5 ratus ir turėsime 10 km. Iš tikrųjų, kaip sakant, kas dalyvavo praeitais metais, tai ankstesniais metais, tai tikrai žino, kad Aurimas pasirūpina gerą nuotaiką, gražių vaibų ir gerų visų, kaip sakant, parodo, kokie svetingi yra šėtiškiai. Nu tai va, iš tikrųjų, tai va, birželio 9 diena, Šėta, gražus ir nuostabus bėgimas pas mūsų draugą Aurimas Kinulį. Kitas mūsų bėgimas yra jau irgi tradicinis 21 km bėgimas aplink Elektrėnų marias. Elektrėnai, birželio 16 dieną, 14 Lietuvos bėgimo taurės etapas. Na, pasakoti apie Elektrėnų bėgimą, tai vienas iš seniausių bėgimų, kuris vyksta Lietuvoje ir iš tikrųjų turėsime puikią nuotaiką, puikų bėgimą, vėl puikus oras, ten iš tikrųjų susimaišo kartais ir lietus, ir vėjas, ir saulė, ir dangus, ir būna ir karšta, ir šalta, ir bet kaip. Tai turėsime 21 km, 10 km bėgimą ir turėsime vaikų funrun, turėsime vaikų bėgimą ir turėsime 400 metrų ir turėsime funrun bėgimą visiems elektrėniškiams ir miesto svečiams atvažiavusiems. Tai irgi turėsime gražų puikų renginį, kurį organizuoja Elektrėnai, Elektrėnų sporto centras. Iš tikrųjų į šį bėgimą irgi tikrai labai smarkiai deda daug vilčių ir iš tikrųjų jis yra tikrai puikus bėgimas, kurį mes visą laiką stengiamės, kuris Lietuvos bėgimo taurėje yra vienas iš pirmųjų ir visus kartus yra buvęs Lietuvos bėgimo taurės įskaitoje. Na ir ką, tradicinis bėgimas, kitas Lietuvos bėgimo taurės etapas, Lietuvos bėgimo taurės 15 etapas, tai yra Žalių ežerų bėgimas. Bėgimas aplink Žaliuosius ežeras Vilniuje ir iš tikrųjų tai irgi pažymėtas standartiškai, kad jame daug lietaus, daug vandens ir Mindaugo karūnavimo diena, Liepos 6 diena, tradiciškai bus pažymėta bėgimu. Tradiciškai ten turėtų būti gaivus lietus ir gaivus oras. Iš tikrųjų mes tikrai jūs tenai pakviesime. Iš tikrųjų ten yra puikus bėgimas, gražus bėgimas, dar ir su mintim, kad sudainuojame, sugiedame tautinę giesmę ir iš tikrųjų išbėgame šitą bėgimą visi kartu. Tad
Tad tikimės, kad ir šiemet įsitrauksite šį bėgimą į savo bėgimo kalendorių ir atvyksite sudalyvauti. Žalgiris, dirbančiųjų bendryje Žalgiris šitą bėgimą labai organizuoja ir visus dalyvius kviečia. Iš tikrųjų yra puikiai ir graži gamta, puikus gražus ežeras ir tikrai mes šį bėgimą išbėgę užsikrauname geromis emocijomis ir turime gražių vaizdų, gražių nuotraukų ir puikiai viską įvykdome. Na ir ką, keliamės į kitą mūsų Lietuvos bėgimo taurės 16 jau etapą. Lietuvos bėgimo taurės 16 etapas yra Biržų kilometrai. Biržų kilometrai tradiciškai pirmas rugpjūčio savaitgalis, pirmas rugpjūčio šeštadienis yra Biržų miesto šventė. Biržuose vyksta puikus miesto šventės renginys, į kurį yra įtrauktas ir bėgimas. Ir, kaip sakant, atvažiavę ir atvykę į Biržus, mes tikrai turime puikias galimybės ne tik subėgti, bet tačiau sudalyvauti ir puikioje kultūrinėje programoje, kuri yra unikali. Biržų yra toli, tačiau iš tikrųjų nuvažiavę į Biržus mes tikrai turime ką ten pamatyti, turime ką pažiūrėti, turime pasimėgauti gražių ežerų ir turime dar, kaip sakant, svetingai priimančią mūsų Biržų duonos, mūsų vieną iš didžiausių partnerių, Biržų duonos kolektyvą, kuris labai gražiai mus priima. Ir patys biržiečiai mumis sutinka labai svetingai ir puikiai. Tad žodžiu, iš tikrųjų norėčiau visus taip pat pakviesti į Biržus. Rugpjūčio 3 dieną Lietuvos bėgimo taurės 16 etapas. Na ką, rugpjūčio pabaigoje, paskutinė rugpjūčio savaitgalį, 25 dieną, paskutinį rugpjūčio sekmadienį, taip pat tradicija, tampantis bėgimas, Alytaus pusmaratonis. Alytus standartiškai uždaro vasarą bėgimu Alytaus pusmaratonis. Ir Alytaus pusmaratonis turi taip pat 21 km, kuris yra įtrauktas Lietuvos bėgimo taurės įskaita 10 ten su trupučiu kilometrų distancija, taip pat turi 600 metrų distanciją. Tradicija etapas Lietuvos bėgimo taurės 17 etapas Alytaus pusmaratonis, taip pat jūs kviečia dalyvauti ir, kaip sakant, įsitraukime jį į kalendorių. Gražus miestas, miesto širdis ir iš tikrųjų pačios gražiausios Alytaus vietos jums bus kaip ant delno, kai įveiksime šitą bėgimą. Na ir sekantis etapas, jau keliamės jau į rudenį, jau ruduo ir iš tikrųjų mes tikrai turėsime spalio 6 dieną, tai pirmasis spalio sekmadienis, kuriame yra tradicinė etapės bėgimas Pink Run su Benu. Ar jis taip vadinsis ar nesivadins, bet 10 km distancija ten tikrai bus. Tai Pink Run su Benu tikrai jisai dalyvaus, tikrai jisai bus ir mes tikrai viską šitą dalyką turėsime. 18 Lietuvos bėgimo taurės etapas. Tai kaip sakant, Pink Run su Benu tai yra irgi unikali Benų vaistinės organizuojama akcija moterims, kurios mums rūpi. Iš tikrųjų visi šitą dalyką galėsite sužinoti, nes Kauno maratono klubo komanda ir Kauno maratono organizatoriai ten tikrai įdės visą savo širdį šitą bėgimą organizuodami ir darydami. Tai tikrai, kaip sakant, nelikime bejingi ir, kaip sakant, važiuojame į Kauną prabėgti Laisvės alėją. Iš tikrųjų, Laisvės alėja tada priklauso bėgikams ir turime puikias emocijas ir puikius ir gražius rezultatus pasieksime ten. Tai vat, iš tikrųjų, spalio 6 dieną Pink Run su Benu ir iš tikrųjų tikrai turėsime gražų renginį tenai. Kitas mūsų etapas yra paskutinis įskaitinis iš etapų bus Rumšiškių bėgimas. Bėgimas aplink Lietuvą, Lietuvos liaudies buities muziejus. Šitą taip pat prabėgsime visą Lietuvą, perbėgsime pro visą Lietuvą. Tai iš tikrųjų liaudies buities muziejų ten tikrai turime pačių geriausių visos Lietuvos, Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija, Dzūkija, visos mūsų Lietuvos regionai bus prabėgti, perbėgti, išbėgti, apibėgti ir visaip kaip kitaip padaryti. Tai yra iš tikrųjų baigiamas Lietuvos bėgimo taurės etapas, kuriame dažniausiai apdovanojame visų amžiaus grupių nugalėtojus ir džiaugiamės kiekvienu iš jūsų, kurie dalyvauja. Ir iš tikrųjų ten, kaip sakant, yra puikiai galimybė dar ir ne tik kad prabėgti, išbėgti tiek pusmaratonį, tiek 10 km, tiek 5 km, bet ir vaikų bėgimas. Taip pat ten bus ir vaikams skirtos pramogos. Taip pat tenai galima išvaikščioti visą
mūsų Lietuvos liaudies buities muziejų ir pasižiūrėti. Ir tai yra puikiai galimybė aplankyti muziejų. Tai iš tikrųjų nepamirškime ir pasistengime įsitraukti į savo bėgimo taurės kalendorių spalio 27 dieną. Spalio 27 diena Rumšiškės, Lietuvos liaudies buities muziejus ir jų darbuotojas Valentas, kaip sakė, visus kviečia į Lietuvos liaudies buities muziejų. Tai įsitraukime, įsirašykime ir kad viskas būtų kuo puikiau. Na ir tradicija jau tampantis kariuomenės, karių dienai skirtam bėgimui Tauragėje, kuriame mes dažniausiai susitinkame su visais klubais, susitinkame su šitais Lietuvos bėgimo taurės absoliučios įskaitos nugalėtojais, kuriame mes apdovanojame, jiems įteikime specialias dovanas ir iš tikrųjų norime, kad jūs dalyvautumėte ir būtumėte, kaip sakant, kuo didesnis jūsų būrys atvažiuoja. Iš tikrųjų Tauragės sporto centro ir Tauragės savivaldybės organizuojamas bėgimas, kuriame tikrai visus mūsų bėgikus, visus mūsų nugalėtojus, absoliučios įskaitos nugalėtojus, tiek klubus pavaišina savo ten gamybos kūgeliu ir iš tikrųjų tikrai turime kuo puikiausią galimybę visi dar kartą sužinoti 24 metų gairės. Iš tikrųjų mes praeitą savaitgalį tenai buvome, džiaugiamės tikrai puikiu oru, nuostabiu oru, kuris buvo skirtas bėgimui, įveikėme ir 6 ir 12 km, kurio metu, kaip sakant, dar po to dar turėjome jau šio sezono apkalbėjome visas gairės, tai dabar dalinamės tom gairėmis, dalinamės ir su visa plačiaja bėgikų bendruomenė. Tai iš tikrųjų tiek, ką šiandien esame pasiruošę jums pasakyti, papasakoti ir padaryti. Registracija Lietuvos bėgimo taurė, registracija jau turėtų būti bendri Lietuvos bėgimo taurės nuostatai bėgimo taurės puslapyje oficialiame, bendri nuostatai, kurie etapai jau yra įtraukti, kurie etapai nėra įtraukti, kaip yra padaryti. Prie etapų jau atsiras ir visos registracijos į visus mūsų Lietuvos bėgimo taurės į visus Lietuvos bėgimo taurės renginius, kurios jau yra suderintos ir nesikeis nei datos, nei kas, pasileis registracijos ir bus jau galima registruotis į šitos bėgimus ir iš tikrųjų turėsime puikią, nuostabią galimybę. Kai kurie kiti bėgimai, kurių registracijos ir visa komunikacija startuoja šiek tiek vėliau, tai bus paleisti pačių. Na o ką, Lietuvos bėgimo taurės sezonas startuos sausio 7 dieną Kėdainiuose. Tad visiems sakau, iki susitikimo prie starto linijos ir kviečiame visus jūs registruotis, dalyvauti ir būti.